Daugkartiniai tarptautinių konkursų nugalėtojai ir prizininkai Mamertas ir Skaistė Svajonė nesupranta, kodėl taip skriaudžiami Renata su Vadimu. Man jie labai patinka, nes jie yra, aišku, kaip mes su Svajone, tokie panašus, labai maži, linksmi, tokie gražiom šypsenom ir gal galėtų juos labiau mylėti teisėjai. Aš jos tikrųjų skriaudžia, taip, jinai taip stengiasi, aišku, kartais keliai neišsitęsia, bet nereikia pykti. Ir vienas dalykas, kad jai tobulėti sekasi truputį sunkiau negu kitoms. Tiesiog nuo žmogaus priklauso. Bet ir nereiškia, kad pavyzdžiui, kad sušoka vidutiniškai, kad visus 10 gautų. Nors pagal paskutinį pasirodymas man tikrai labai patiko. Praėjusią laidą atidžiai stebėję šokėjai kritikuoja komisijos sprendimą šiai porai skirti aukščiausius balus vien tam, kad žiūrovai už juos nebalsuotų. Ir matot, dabar iš pykčio duos 10, nors kažkaip labai keistai gaunas, duoda 10, nors nepatinka. Žiūrovai nebepalaikys. Palaikykit, iš tikrųjų, nes jie tikrai verti. Jie dar tikrai turėtų pasilikti tame projekte. Dar gal, aišku, gal finale gal ir bus, o gal ir ne, čia aš neprognozuoju, bet iki šiandienos jie tikrai neturėjo nueiti. Palaikydami mažiukų porą, Skaistė Svajonė ir Mamertas dalinasi patarimais. Man labai patiko jų tasai laboratorinis, ar ne, kai buvo profesorius ir padėjėja. Tai buvo meilės profesorius ir jo mokinė. Tai buvo labai įdomus siužetas, viskas. Tik, aišku, ten nusiplėšė tą suknelę, bet kai nusiplėšė tą suknelę ir pasirodė tos biškai kreivos kojytės, tai galėjo gal ir kokią nors ilgesnę suknelę palikti. Reikia labai gudrauti, bet jeigu per daug slėps, tai ir Daniut iškart pastebės, vėl užkips. Nežinau, ką jiems daryti. Aš palinkėčiau, kad nenuleistų rankų, kad nenusiteiktų blogai prieš komisiją, nes komisija darant jų gali truputį piktai pasakyti. Aš palinkėsiu jiems būti gudriems ir eiti iki galo.